parašykit dabar vieną emociją, kurią norėtumėt paleisti. Birutė liūdesį, silpnumą, vienatvę, atsakomybę už kitus, Kastytė nerimas dėl santykių, Sandra neryžtingumą, I'm love neryžtingumą. Jurgita baimę, Asta liūdesį, Dalytė vienatvę, Asta kantrybę, neapsisprendimą, Asta kurią paleisti norėtumėt. Ne kurią kviečiam, bet kurią paleisti. Vitalija neužtikrintumą. Simona rašy, kurią emociją nori paleisti. Yra kaip yra, parašykit, ką norit paleisti, ne ko norit daugiau, nes yra kaip yra parašy nuoširdumas, bet ką nori paleisti, tai turbūt nuoširdumo nenori paleisti. Birutė kontrolė, kokią emociją norit paleisti iš savo gyvenimo. Kas jūs stabdo, kas jums trukdo. Linuks nepasitikėjimą. Dar laukiu šiek tiek. Ačiū, I am love. Boružėlė nerimą nepasitikėjimas savim. Asta baimės jausmą, Simonas pyktį, Deimantė ilgesį, esi baimę, Vaida abejingumą. Tai kas naujai prisijungėt, parašykit, kokią emociją norėtumėt paleisti iš savo gyvenimo. Emociją, jausmą. Dar laukiu kokią minutę ir judėsim toliau. Tai jeigu vakar buvo labai aišku, ne tik vakar, bet visas prieš tai būsias dienas, kad emocijos sunkios, tai šiandien tikrai galit jausti visišką chaosą, kur iš vis neaišku, kokios tos emocijos. Tai sakau, tas didelis spektras tarp labai gerų ir tarp labai blogų jausmų ir taip pat gali būti patrigerinta labai stipriai savivertė. Gerai, dabar noriu, kad įkvėptumėt per nosį, iškvėptumėt per burną, kas norit užsimerkit ir pasakykit, kurioj vietoj kūne yra šita emocija. Parašykit, kurioj vietoj kūne yra šita emocija, kurią ką tik įvardinot. Šita emocija, šitas jausmas, pajauskit, kurioj vietoj kūne. Širdis, Dalia rašo. Širdis, krūtiniai, Simonas pirmą mintį širdyje, Rima krūtinkaulyje, širdis, Vaida galvoj, Renata pilve, Vitalija galvoj, Neringa prie tulžies, Retuška pilve, Deimantė širdyje, krūtiniai. Kakle, skrandį, širdyje. Kas dar neparašėt, parašykit galvoje, krūtiniai, kurioj vietoje jaučiat tą emociją, kurią norit paleisti. Jurgita širdyje. Tai širdį atverinėsim šiandien, darysim širdies operaciją visiems. Ingrida širdyje, galvoje,
Kurioj vietoje jaučia tą emociją, kurią norit paleisti. Kurioj vietoje kūne jaučia tą emocinę, kurią norit paleisti. Čia galvot nereikia į tokius atsakymus, Simonai. Pirmas pojūtis, kuris ateina, pirmas pojūtis yra teisingas. Gerai, dabar noriu, kad nukreiptumėt savo dėmesį į tą vietą, tai daugumai buvo širdis, tai noriu, kad tiesiog nukreiptumėt savo dėmesį į širdies plotą. Kažkam buvo galva, kažkam tulžis, kažkam skrandis, kažkam prie smilkinių, tai vat kurioj vietoje jautėt tą emociją, tą jausmą, kurį norit paleisti iš savo kūno, tai dabar į tą vietą tiesiog nukreipkite savo dėmesį, nieko nedarykit, tiesiog pastebėkit, tiesiog nukreipkite į tą vietą savo dėmesį. Ir trumpam pabūnam nukreipę dėmesį į tą vietą. Nieko nedarykit, tiesiog stebėkit dabar kol kas tą jausmą, tą būseną, ar tai širdies plote, ar tai galvoj, prie smilkinių kažkam skrandis, kažkam pilvas. Ir dabar noriu, kad parašytumėt nuo 0 iki 10, kokio stiprumo tas jausmas, kurį jaučiat. Kažkas širdį, kažkas galvoj, kažkas smilkiniuose, kažkas pilve, kažkas skrandį. Parašykit nuo 0 iki 10, kokio stiprumo tas jausmas. Neringa 7, Boružėlė 8, Renata 6, Dalytė 5, Sima 8, Sandra 7, 8, Asta 5, Rima 5, Fairgal 3, Ingrida 10, Jurgita 8, Eibi 6, 4, 4, 7, 10, Deimantė 7, Neringa 1, Lina 2, Asta 2. Tai nuo 0 iki 10 tai suprantat, kad 0 beveik nejaučiat intensyvumo tos emocijos ar to jausmo, o 10 tai yra, kad labai labai intensyviai jaučiat toj vietoj. Tai 10 stipriausias, 0 silpniausias. Tai kokio stiprumo tas jausmas. Jola 8, Sandra 3, Milda 8, Birutė 9, Debes 10, 2, 4, Vaida. Nuo 0 iki 10, 0, kad beveik nejaučiat stiprumo tos emocijos, tai beveik nėra ten tos emocijos, ir 10, kad labai stipriai jaučiat. Tai dar kas nespėjo parašyti, truputį laukiu, parašykit, kokio stiprumo tas jausmas, tos emocijos, kurią norit paleisti iš savo kūno. Ir kur kažkas jautėt širdies plote, kažkas galvoj, kažkas smilkiniuose, kažkas pilve, kažkas skrandį, kažkas tulžy. Gerai, ir dabar nukreipkite dėmesį vėl į tą vietą ir noriu, kad parašytumėt, kokios spalvos yra tas jausmas, ta būsena. Sandra 10, parašykit, kokios spalvos yra ta emocija, tas jausmas, ta būsena, kurią norit paleisti iš savo kūno. Kokia spalva. Irgi per daug nemastykit loginiu protu. Pirmas dalykas atėjęs į galvą, net gali būti spalva, kurios nėra, kuri neegzistuoja, ar gali būti iš kelių spalvų sudaryta. Visi atsakymai teisingi. Kastytė raudona, Sandra raudona, Ingrida juoda, Neringa juoda, Dalytė raudona. Neringa ruda. Linuks juoda, Sima juoda, Rima bespalvė, Renata juoda, Saulėta pilka, Birutė tamsi, Asta rožinė, Asta juoda, Violetinė, Milda juoda, Sandra juoda,
I'm love tamsiai pilka. Ružėlė violetinė, bespalvis. Juoda, juoda, pilka, pilka. Raudona ir turkios spalvos, pilka. Du raudona, Simonas. Geltona, raudona. Jurgita rašo. Kokios spalvos ta emocija, kurią norit paleisti iš kūno. Ir kur kažkas, sakau, jautėt širdies srity. Kažkas galvoj, kažkas pilve. Gerai, dabar toliau nukreipkite dėmesį vėl į tą vietą, kur jautėt tą emociją, kurią norit paleisti iš savo kūno. Prisiminkit skaičių, kokią spalvą pasakėt. Ir dabar noriu, kad irgi greitai reaguojat, tai per daug iš loginio proto nemastot. Pirmas atsakymas, kuris ateina į galvą, tas atsakymas teisingas. Tai kokios formos yra ta emocija, tas jausmas. Rūta 8 galvoj. Kokios formos? Įvardinot spalvą, dabar parašykit kokią formą. Rūta apvalu, 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 Simonas kamuolys. Apvalu, Boružėlė beformė, Jurgita apvalu. Sandra rombo, Kastytė kvadratas, Dalia ovalo, Ingrida apvalus, Raminta apvalus, Sima kvadratas, Sandra apvalus, nelygios be aštrių kampų, Neringa sako, Sima kvadratas, Vaida apvalu, Linuk šešiakampis apvalu, keturkampė kvadratas, trikampis, Asta apvalu, Raja, kurie mato spalvas formas, aš nieko tuščia, gal labai protas aktyvus, gal labai iš proto bandot išmastyti. Deimantė apvalu. Gerai, tai ir vėl nukreipiam dėmesį į tą vietą, kur jautėt tą jausmą. Prisimenat, koks skaičius buvo, kokio intensyvumo, kokia spalva, kokia forma. Dabar irgi nieko per daug negalvojat. Pirmas atsakymas atėjęs į galvą, kad ir nesąmoningai skambės, parašykit, iš ko padaryta. Iš ko padaryta ta emocija. Kokia konsistencija, iš ko padaryta. Dalia gumos, Rūta vata, Linuks metalas, Jurgita metalas, Renata šlikštuko, Birutė oras, Asta akmens, Firegirl iš koralo, Ingrida geležies, Boružėlė klampi, Neringa kisielius tirštas, Simonas skystis, Raminta kaip debesis, Gustė labas vakaras, Sandra iš kieto, Neringa balos, Sima guma, Miltai Kastytė, Astulė minkšta, yra kaip yra geltona masė, Sandra klampi masė, Deimantė vandens, betoninė. Ir vėl nukreipkite dėmesį į tą vietą, kur jautėt, kažkas jautėt, Inga rašo iš akmens, kažkas jautėt širdies plote, kažkas jautėt galvoj, kažkas milkiniuose, kažkas jautėt ties skrandžiu, ties pilvu, ties tulžim. Tai vėl nukreipkite savo dėmesį į tą vietą, pamatykit tą spalvą, kurią parašėt, pamatykit tą formą, pamatykit tą konsistenciją, debest iš kažko sunkaus, kaip būtų akmuo, bet ne visai.
Pamatykite tą konsistenciją ir šiek tiek pastebėkit irgi tiesiog tą jausmą. Dabar jis turi formą, turi spalvą, turi konsistenciją, turi stiprumą. Šiek tiek pastebėkit tą jausmą. Gerai, ir dabar būtų gerai, jeigu užsimerktumėt, irgi dar kartą įkvėptumėt per nosį, iškvėptumėt per burną. Ir dabar noriu, kad įsivaizduotumėt, kad tas jausmas, tos spalvos, tos formos, tos konsistencijos, ką matėt, kad tas jausmas išsiplečia per visą jūsų kūną. Noriu, kad įsivaizduotumėt, kad tas jausmas išsiplečia per visą jūsų kūną ir kad išsiplečia už kūno ribų ir pajauskit, kiek tas jausmas nori erdvės, kiek tas jausmas nori vietos, tai tiek jam ir duokit. Ir tiesiog stebėkit. Nieko nedarykit, jauskit tą jausmą, tiesiog stebėkit. Ir leiskite išsiplėstam jausmui už kūno ribų, į erdvę, iki visatos, iki begalybės, kiek reikia tam jausmui. Deimantė šaltis nuėjo, šiurpuliukai eina, Ingrida karštis išmušė. Tai va, priimkit, nieko nevertinkit, priimkit visą tai, kas vyksta. Visą tai taip turi vykti, širdis tvinkčioja. Skausmo neliko, ramybė, kosėti norisi, sušilo krūtinės erdvėje. Leiskit tiek, kiek tas jausmas nori pabūti ir tokio dydžio, kokio nori, leiskit jam pabūti. Neringa užpildė visą kūną iki pirštų galiukų. Toliau nesiplečia, viskas gerai, kiek plečiasi, kiek jam reikia tam jausmui. Jurgita, jaučiu palengvėjimą, sušilo visas kūnas. Birutė išsiplėtė už kūno ribų ir pranyko ir lengvumas atsirado. Du 5 ant laikrodžio. Gerai, ir dabar noriu, kad parašytumėt vėl nuo 0 iki 10, kaip dabar jaučiasi tas jausmas. Tai prisiminkit tą skaičių, kurį rašėt prieš tai. 0, kad visiškai nebėra to jausmo, jisai išnyko, 10, kad labai stipriai jaučiasi. Tai parašykit vėl nuo 0 iki 10. Neringa 6, Dalia 0. Birutė 0, Asta 1, Boružėlė 6, Firegirl 0, Milda 3, 1, Deimantė 4, Sandra 1, Sima 4, Jurgita 1, Asta 5, Vaida 2, Raminta 3, Rima 3, Kesi 0, Linux 2, Jola 1, Neringa 10, degina visą krūtinę, o buvo 1, Baby 4, parašykit vėl nuo 0 iki 10, kai leido tam jausmui įsiplėsti. Koks dabar skaičius? 3. Kas dar labai stipriai jaučiat, tai leiskit dar savo pabūti su tuo jausmu, dar pasėdėti su juo. Gal dabar jis dar daugiau norės išsiplėsti, ar leisis būti išplečiamas.
Nuo 0 iki 10 parašykit, kaip dabar tas jausmas jaučiasi. Simona, sunku pasakyti, širdį atrodo durė. Pirmas skaičius atėjęs į galvą, irgi pasistengit loginio proto nejungti, negalvoti, koks čia teisingas, neteisingas atsakymas. Pirmas skaičius atėjęs į galvą yra teisingas atsakymas. Sima 7, labas 5, gerai, tai tie, kas parašėt 0, tai tiesiog dar galite irgi pabūti su tuo jausmu, truputį palaukit. Tai tie, kurie dar vis jautėt skaičių ir dar gana aukštą skaičių, irgi galite užsimerkti, būtų geriausia, jeigu užsimerktumėt ir noriu, kad dabar įsivaizduotumėt, kad iš visatos, iš viršaus, iš dangaus, tiesiog matot, kaip leidžiasi permatomas burbulas. Kaip muilo burbulas. Matot, kaip leidžiasi tas burbulas ir tas burbulas nusileidžia prie tos vietos, kur jautėt tą emociją, kurią norėjot paleisti. Tai kažkam prie širdies nusileidžia, kažkam prie pilvo, kažkam prie skrandžio, prie tulžies, kažkam prie galvos, kažkam prie smilkinių. Nusileidžia tas permatomas burbulas. Ir dabar noriu, kad įsivaizduotumėt, kad tai, kas liko, tos emocijos, to jausmo, tos būsenos, kad jūs įdedat į tą burbulą. Įdedat, padėkojat tai emocijai, tam jausmui, tai būsenai, kad ir kas tai yra, bet ta emocija, tas jausmas, ta būsena susikūrė kažkurio metu kaip apsauginis mechanizmas ir buvo jums labai svarbus. Ir iš tikrųjų jūs saugojo. Bet dabar šitame taške, kur esat, veikia atvirkščiai ir jums tiesiog to nebereikia. Ir jūs su meile, su padėka įdedat į tą burbulą, tą likusį jausmą. Birutė vėsoka pasidarė, Asta vėsoka pasidarė. Įdeda tą jausmą su meile ir dabar įsivaizduojat, kaip tas burbulas pradeda kilt, aukštyn, tolyn, aukščiau ir aukščiau. Ir matot, kaip tas burbulas ištirpsta begaliniai visato šviesoje. Sima karštis išmušė. Ir dar kartą galite įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną. Ir viskas, išlydėjot tą likusią dalį to jausmo į visatą, ištirpo visatos šviesoje, visatos meiliai. Boružėlė sunkumas krūtiniai, sunku įkvėpti. Neringa liko tuštuma viduj, toks jausmas. Vėl parašykit dabar nuo 0 iki 10. Ar liko dar kažkas, kokio stiprumo, jeigu liko. Simonas 0. Asta 0, Jurgita 0, 0, Jola 0, Deimantė 0, Renata 3, Sandra Laisvė, Linux 0, yra kaip yra 1, Baby 1.
neliko. Sandra 0, Šeina 3, Boružėlė 0. Debes lengvumas, tuščia erdvė 0,5, Saulėta 0, Vaida 1, Neringa 0, visiška tuštuma. Asta 3, Neringa neliko. Birutė 0, valgyt užsimaniau. Simonas, bet galva sunkiai paliko, atrodo kažkas buvo atimta iš manęs. Tai mūsų sistema taip kitą kartą prisiriša net ir prie negatyvių ar mums net nereikalingų destrukcinių emocijų. Nesakau, jos susikūrė kažkada vaikystėje, kai tai buvo reikalinga, išgyvenimui. Ir kitą kartą gali būti ir liūdna, ir gaila paleisti, ir sunku paleisti, nors logiškai atrodo suprantam, kad mums nereikia tos emocijos, ar jinai mums trukdo. Bet visai sistemai tai atrodo kaip praradimas kažkokios tai savo dalies. Tai normalu, Simonai, kad taip jaučiasi. Rima 0, ačiū, lengva. Asta, labai gerai jaučiuosi. Raminta, kojos aptirpo. Asta, man truputį palengvėjo ir galva palengvėjo, tik kojos pradėjo šalti. Gerai, tai tiem, kam dar ten liko 1 ar 3, kas dar rašėt, tai įsivaizduokit, kad jūsų visą kūną, visi galite šitą įsivaizduoti, kad jūsų visą kūną užpildo ramybė. Begalinė ramybė. Galite įsivaizduoti, ar tarsi kaip iš visatos atiteka kokią norit spalva, gal kaip krioklio pavidalu, kaip vandens pavidalu, kaip šviesos pavidalu per viršugalvį, tiesiog į visą kūną įteka ramybė. Ir visą kūną užlieja ramybė. Duokit, kaip, sakau, iš visatos, per karūnos čakrą, per galvą į visą kūną nusileidžia ramybė ir visą kūną užpildo ramybė. Neringa, nenoriu priimti, jaučiu pasipriešinimą iš vidaus. Tai gali pabūti su to pasipriešinimu, pastebėti irgi tą pasipriešinimą. Paklaus to pasipriešinimo, Neringa, nuo ko tu mane saugai. Tai kas dar, sakau, jautėt 1 ar 3, bet taip pat ir visi kiti įsivaizduokit, kad per karūnos čakrą įteka ramybė jūsų kūną ir užpildo visą kūną. Tai dabar, kas jautė dar 1, ten 3, įsivaizdavot, kad užpildo jūsų visą kūną ramybė ir įsivaizduokit, kad tą likusią dalį, kur ten jautėt, ar tai krūtiniai, ar tai pilve, kas jautėt, ar tai galvoj, ar tai kažkokioj kitoj kūno vietoj, kad tas 1 ar 3, kuris dar liko, kad tiesiog paskęsta toj ramybėj. Tegul jis ten būna, tegul ta maža dalis dar ten būna, to jausmo, tos emocijos, kurią norėjot paleisti, bet tiesiog įsivaizduokit, kad paskęsta ta dalis toj ramybėj. Ir jeigu įsivaizduosit tą begalinę ramybę ir kokį plotą jinai užima, tai atrodo tas 1 ar 3, kad ir yra jisai ten, bet atrodo, kad jis nebereikšmingas toje ramybėje. Tai tiesiog įsivaizduokit, kaip tai paskęsta toje ramybėje. Kaip ta ramybė apgaubia tą likusią dalį, tą 1 ar 3. Neringa, krūtinės srityje ramu, nesiplečia. Ir parašykit, kaip jausmas, kai jūsų visą kūną užpildė ramybė.
Ir kam dar buvo likę ten vienetas ar trejetas, ačiū Power, kam buvo likęs vienetas ar trejetas, parašykit, koks jausmas, kaip tas vienetas ar trejetas paskendo toj ramybėj. Simonas ramuma, vos neužmingau. Raminta jausmas kaip po meditacijos. Asta miegas suimė. Linuks guliu žalioj žaliai saugi rami. Renata, jis vis dar sujuda toje ramybėje. Tai gerai, tegul būna, priimkim. Priimkite tiesiog tą jausmą, tegul jis tam būna. Tegul jis dar pabūna tiek, kiek jam reikia. Tegul atsibūna ir jau kada bus pasiruošęs, jisai išeis. Jurgita norisi miego. Šeina atsijungiau ramybė. Ramu. Debes atrodo tarytum išplovė viską, kiek buvo likę. Ramu, gera. Birutė, pritariu, norisi miego. Gerai, dabar tą jausmą paleidom arba dar ten kiek truputis jo liko, tai liko, bet jisai paskendo ramybėj. Asta, įdomus jausmas, įvyko pasipriešinimas. Dabar parašykit, ką kviečiat į savo vidų vietoj to jausmo, kurį paleidot. Parašykit, ką norit pasikviesti vietoj to jausmo, kurį paleidot. Šeina, jo toks jausmas, kaip jūra nuskalautų viską. Parašykit, ką norit pasikviesti į vidų, į tą vietą, į tą tuščią vietą, kuri atlaisvėjo, iš kurios paleido tą jausmą, kurį norėjot paleisti. Linuks pasitikėjimą. Simonas, pirma mintis, taip, Simonai, pirma mintis. Neringa šilumą, Birutė meilę. Asta, nieko nenorėčiau, nes ir taip gerai jaučiuosi. Rytis, noriu pasikviesti laisvę, Kesi pasitikėjimą, Simonas kantrybė, Neringa meilę, Saulėta gerumą, Sandra gausą, pasitikėjimą, Debes saugumą, Gerai, ir dabar noriu, kad įsivaizduotumėt į Birutę meilę ir pasitikėjimą savim. Noriu, kad įsivaizduotumėt į tą vietą, tai kur tai buvo, ar tai ties širdies ploto, ar tai ties galva, ar ties skrandžiu, ar ties smilkiniais, kur kas jautėt, iš kurios vietos paleidinėjo tą jausmą. Tai dabar noriu, kad įsivaizduotumėt, kad tą jausmą, kurį norit pasikviesti, kad jis irgi tiesiog plūsteli į vidų ir užlieja visą kūną, būtent per tą vietą, iš kurios paleidot tą jausmą, kurį norėjot paleisti. Tai kažkam per širdį irgi galite įsivaizduoti, ar kaip vanduo, ar kaip šviesa, ar kaip tik tais norit. Įteka tiesiog į jūs, įteka į jūsų kūną ir užlieja visą jūsų kūną. Tas pasitikėjimas, ta meilė, ta ramybė, drąsa, kažkam kantrybė. Tegul įteka, ar tai per širdį, ar tai per pilvą, ar tai per galvą, ar tai per smilkinius, ar tai per skrandį, tegul įteka ir užlieja visą kūną. Ir kad ir kaip jaučiasi, kad gali jaustis ir keistai, gal kažkaip ir nepatogiai, neįprastai, tai tiesiog irgi priimkit visus tuos jausmus, visą tą būseną. Tegul tas naujas jausmas, tegul įsipatogina jūsų kūne ir galbūt jam reikės laiko, kad įsipatoginti jūsų kūne toje vietoje, į kurią pasikvietėt. Birutė, malonus šiurpuliukas visam kūne pasklido.
Tai įsivaizduokit, kaip tas jūsų norimas, kviečiamas jausmas tiesiog plūsteli per širdį, ar per pilvą, ar per galvą. Asta labai ramu. Neringa kaip žaibas greit apgaubė visą kūną. Tegul plūsteli tas jausmas į jūsų vidų, tas norimas jausmas. Jurgita, atrodo, kad blokuoja. Tai irgi galit paklausti to blokavimo, nuo ko tu mane saugai. Jaučiu šilumą širdyje. I am love, kai banga įsilieja į visą kūną. Asta ramu, geras jausmas. Sandra pučia vėjas. Violeta man ramybė jaučiasi. Tai čia yra dalis metodo, ką aš naudoju asmeninėse emocijų paleidimo sesijose. Kas nežinot, kas galbūt naujai prisijungia ar matot pirmą kartą mane, tai darau ne tik taro skaitymus, bet vedu ir asmeninės emocijų paleidimo sesijas ir tai yra dalis to, ką darom per sesiją. Žinoma, asmeniškai viskas vyksta žymiai giliau, daugiau, plačiau, ilgiau ir įvyksta labai stiprus gijimo ir paleidimo procesai. O šiaip tiesiog šitą techniką, vat ką dabar padarėm, šitą pratimą, tai galit paeksperimentuoti ir vieni. Ir taip pabandyti padirbėti su savo emocijom, su emocijų paleidimu. Kad vis tą sluoksnį po sluoksnio paleidinėti ir atlaisvinti vietos naujai energijai, gerai energijai. Kad vis arčiau ir arčiau būtumėt savo svajonių gyvenimo. O asmeninėse sesijose dirbam tiek su giluminiam santykių problemom, tiek su traumom, žaizdom iš vaikystės, iš praeities. Tai vat irgi kažkokios baimės, ribojantis įsitikinimai, kas yra užstrigę, ar jeigu atrodo, kad gyvenime kažkas vis kartojas ir sukosi ratu. Tai šitos sesijos vienas iš efektyvesnių būdų sau padėti ir iš vis išmokti suprasti save, išmokti pajausti savo kūną, savo emocijas. Tai tuo pačiu kviečiu, kad kas pajausit, tai kviečiu registruotis pas mane į asmeninės sesijas. Simonas man irgi kažką širdį suspaudė, atrodo, kad akmenį įdėjo. Tai gali būti keista ta nauja emocija, nes sakau, mūsų sistema, kad ir, nežinau, pavyzdžiui, yra baimė. Mūsų sistema prisiriša prie tos baimės, kaip prie mūsų asmenybės dalies. Ir nors logiškai mes suprantam, kad ta baimė mums trukdo ir mums jos nereikia, bet ją būna ir paleisti gaila, nes tai yra žinoma, tai buvo su jumis daug metų, tai yra tam tikras žinomumas, o tai reiškia saugumas, nes žinomumas mūsų sistemai, nervų sistemai reiškia saugumą. Tai nesvarbu, koks tas žinomumas, kad ir negatyvus, bet tai vis tiek reiškia saugumą. Tai ir įdėjus tą naują emociją, tai gali tikrai keistai jaustis, gali nepatogiai jaustis, bet tiesiog tai integruosis, nes jau padarėm šitą darbą, tai integruosis su laiku. Ta nauja emocija turi įsipatoginti. Gerai, dabar parašykit 3 dalykus, už ką šiandien esat dėkingi. Tai pradėkit sakinį taip. Esu dėkingas už ir parašykit 3 dalykus. Parašykit 3 dalykus, už ką esat šiandien dėkingi. Esu dėkingas už ir 3 dalykai, už ką dėkingi. Debes buvo pasipriešinimas, bet dabar rimsta. Tai sakau, integruosis tas jausmas. Priimkit, viską priimkit. Kelias į gijimą yra priėmimas. Visko taip, kaip kas vyksta.
Parašykit 3 dalykus, už ką esate šiandien dėkingi. Tai rašykite esu dėkingas ar dėkinga už ir parašykit 3 dalykus. Neringa, esu dėkinga už dukrą, darbą, bendravimą. Jurgita, esu dėkinga už sveikatą, meilę, šeimą. Esu dėkinga už gyvybę, dukrą, išmintį. Esu dėkinga už sveikatą, sūnų, gyvenimą. Esu dėkinga už sūnų, už saulę, už akis. Birutė, esu dėkinga už gerą nuotaiką, už sveikatą ir ramius vaikus. Sandra, esu dėkinga už galimybę, mokslus, už šeimą. I am love, esu dėkinga už ramų gyvenimą, už doras, savarankiškas dukras, už meilę. Rytis, esu dėkingas už gerą orą vakare, esu dėkingas už šeimos šiltą priėmimą, esu dėkingas ten, kur dabar esu. Dalytė, esu dėkinga už visatos meilę man, angelų globą, už nuostabų sūnų. Švina, esu dėkinga už vaikus, švarę gamtą, už atradimą. Rima, esu dėkinga už gerų žmonių pagalbą, už vyro nuoširdumą, už sveikatą. Esu dėkinga už gerą sveikatą, gražų kūną, šypseną, Kesi rašo. Lapė, esu dėkinga už šeimą, sveikatą, tikėjimą. Seira, esu dėkinga, kad galiu pabusti ryte, džiaugtis diena, esu dėkinga už gyvenimą. Aš esu dėkinga už jūs visus, kurie čia yra. Esu dėkinga savo už savo drąsą daryti tai, ką darau. Ir esu dėkinga už visatos vedimą. Dabar noriu, kad parašytumėt 3 dalykai, kuriuos norit pakviesti į savo gyvenimą. Tai irgi pradėkit sakinį. Kviečiu į savo gyvenimą daugiau ir parašykit, ko daugiau kviečiat. 3 dalykai. Tai kviečiu į savo gyvenimą daugiau ir 3 dalykai, ką kviečiat į savo gyvenimą. Pastebėjo tokį dalyką, kad nei vienas neparašėt, kad savo už kažką esate dėkingi. Seira, kviečiu į savo gyvenimą daugiau meilės, šypsenos, gyvybės. Baružėlė, kviečiu į savo gyvenimą daugiau drąsos, pasitikėjimo, ramybės. Kviečiu, Dalia rašo, kviečiu į savo gyvenimą daugiau pinigų, sveikatos, meilės. Neringa, kviečiu į savo gyvenimą daugiau atvirumo, nuoširdumo ir laiko. Jurgita, kviečiu daugiau gausos, laisvės, drąsos. Kviečiu į savo gyvenimą meilę, šeimą, sveikatą. Sandra, kviečiu į savo gyvenimą daugiau veržlumo, meilės, ramybės. Rytis, kviečiu į savo gyvenimą daugiau gausos, drąsos ir ryžto, daugiau kažką keisti. Sandra, kviečiu į savo gyvenimą daugiau pasitikėjimo savimi, drąsos, gausos. I am love, kviečiu į savo gyvenimą daugiau pasitikėjimo savimi, laisvės ir geros mašinos. Kviečiu į savo gyvenimą besąlyginę meilę, sveikatą, gausą. Kviečiu į savo gyvenimą sveikatos ir meilės. Saulėta, kviečiu į savo gyvenimą sveikatos, meilės ir gausos. Reikia meilės ir sveikatos, kviečiu į savo gyvenimą meilę, laimę, pilnatvę. Kviečiu į savo gyvenimą, pridėkit žodį daugiau. Ok? Tai kviečiu į savo gyvenimą daugiau. Kviečiu į savo gyvenimą ramybę, meilę. Kviečiu į savo gyvenimą daugiau laisvės, drąsos, sveikatos. Kviečiu į savo gyvenimą daugiau pozityvumo, drąsumo, gerų žmonių. Simonas rašo. Rima, kviečiu į savo gyvenimą daugiau optimizmo, sveikatos. Jola, kviečiu į savo gyvenimą daugiau drąsos, gausos, pozityvumo. Linuks, kviečiu į savo gyvenimą daugiau atvirumo, žinių, žmonių. Kesi, kviečiu į savo gyvenimą kelionių, daugiau gausos, mokslų. Kviečiu į savo gyvenimą. Violeta rašo daugiau grybų, ramybės, sielai, meilės. Laurikė, kviečiu daugiau meilės, sveikatos, daugiau gerų žmonių. Kodėl prašau pridėti žodį daugiau? Tai, sakykim, čia toks mini triukas. Apgauti visatai, mini triukas.
Tai, kad mes nekonstatuojam fakto, kad mes to neturim, bet mes konstatuojam faktą su daugiau, kad mes tai turim, bet tiesiog kviečiam to daugiau. Gerai, dabar sekantis dalykas, irgi išjauskit. Tai parašykit 3 dalykus, ką pasakytumėt pinigams, jeigu pinigai būtų žmogus. Parašykit 3 dalykus, ką pasakytumėt pinigams, jeigu pinigai būtų žmogus. Įdomu, laukiu jūsų atsakymų. Neringa, Labuka laukiau. Jurgita, sveikas atvykęs į mano gyvenimą. Rytis, kur buvai anksčiau. Birutė, myliu, vertinu ir investuoju. Bet pajauskit iš tikrųjų, iš vidaus, iš širdies. Bet kaip iš tikrųjų, kad tai būtų kažkoks labai artimas, mylimas žmogus. Ką pasakytumėt pinigam, jeigu pinigai būtų žmogus? Linux, man jūsų reikia. Sandra, būkite visada su manimi. Ateik pas mane, prisės, paglostysiu tave. Darius greičiau negalėjo ateiti. Raja skamba ausise ate. Renata, myliu, laukiu, pasiilgau. Gerda, gera su jumis būti, neišeikite. Asta, pasidėsiu į kojinę. Roma, vau, kaip faina tave matyti. Kėsi, apkabink mane, einam visada kartu išvien, nepalik manęs. Rima, labai malonu, kad sutikau, dabar jaučiuosi super, ačiū. Sandra, ačiū, kad esi su manimi. Kristina, pasiilgau, neišeik, reikalingas man. Džiugu, kad atėjai, lauktas, keliaujam kartu. Jola, ar būsiu su tavim laiminga? Raminta, jauskis kaip namie. Šyna, ateik pasiimsiu, būsi mano, mes būsim laimingi. Sveikas, užėjai, kaip jautiesi, gal kavos ar arbatos. Boružėlė, laukiau, ačiū, kad atėjai, pasilik. Inga, labas, dosnus ir malonus žmogau. Simona, nu dabar padirbėsim, turim daug ką nuveikti. Linuk, šilta, ramu, gera. Jūs visada laukiami, malonu, kad jūsų tokia begalybė. Violeta, krisk iš dangaus kas savaitę, įgyvendinsiu savo seną svajonę, sėdėdama raudonoje spalvoje. Džiaugiuosi su pagarba, sveikas, Pau rašo. Tai dabar irgi tai, ką parašėt apie pinigus, su kokia emocija, iš kokios pozicijos, tai santykis su pinigais tiesiogiai irgi atspindi santykį su antra puse, ar koks būtų tas santykis su antra puse. Tai irgi galit pastebėti, iš kokios energijos einat, kad buvo keletas, mačiau komentarų, bet mažuma, kurie džiaugiasi, kurie dėkoja. Daugiau, ką pastebėjau iš visos šitos energijos, kad daugiau toks ėjimas truputį iš trūkumo pozicijos, kad neišeik, pasilik, ten man tavęs labai reikia ir taip toliau. Tai vat įsivaizduokit, kad vat šitas labai puikiai pratimas atspindi, kaip realiai
ir santykiuose būtų, nes santykis su pinigais yra tolygus santykiui su kitu žmogum, santykiui su antra puse, romantiniam santykiam. Ir šitos dvi temos yra labai labai stipriai susijusios tarpusavyje. Ir tada irgi galima atkreipti dėmesį, tai vat, iš kur eina, ar iš kokios žaizdos, vat, eina ta pozicija šiek tiek tokio trūkumo, sakykime, desperatiškumo, kažkokio kaip maldavimo. Tai va, tai iš kokios žaizdos kyla tai, plus tai irgi gali būti susijęs su kopriklausomybė, tai tie žmonės, kurie santykyje yra linkę pamesti save, tai yra pastato visą savo pasaulį ant kito žmogaus. Tai va, tai lygiai taip pat santykyje su pinigais gaunasi, kad viskas tarsi ant pinigų pastatyta, nors, kaip sakiau, kad esminė energija yra jūsų energija, mūsų energija ir kad mes iš esmės jau esam gausos energija. Tai va, o pinigai tik kaip papildomas dalykas. Tai va, galit pamatyti su va, šitam pratime, kaip kreipėtės į tuos pinigus, ko iš jų norėjot, ką jiems sakėt ir tiesiog pareflektuoti, ką tai apie jūs sako. Santykis su pinigais tiesiogiai susijęs su santykiu su antra puse. Tai šios dvi temos eina koja kojon. Tai kaip bus santykyje, tai bus su pinigais, arba atvirkščiai kaip su pinigais, tai bus santykiai. Ir galit praktikuotis santykį su pinigais, tai taip praktikuodamėsi netgi ir pagerinsit, sakykime, prieėjimą, jeigu nesat santykėje, tai pagerinsit prieėjimą prie būsimų santykių. Praktikuodami santykį su pinigais. Įsivaizduodami galit net tokias praktikas padaryti, pavyzdžiui, atsikelti ryte, atsidaryti savo banko sąskaitą arba atsidaryti piniginę, kur turit pinigų ir pasikalbėti su pinigais, taip tarsi jie būtų žmogus. Ir kaip jūs su jais kalbėtumėtės. Arba jeigu, pavyzdžiui, esate vieniša moteris, mergina, galite įsivaizduoti, kad pinigai yra jūsų vyras ir kaip kiekvieną rytą, pavyzdžiui, kaip pasisveikintumėt su pinigais, kaip su jais pakalbėtumėt, ką jam pasakytumėt, ką išsipasakotumėt. Tai vad galit pabandyti paeksperimentuoti tokiu būdu, netradiciniu, pakurti santykį su pinigais. Pratimai tokie labai paprasti, irgi kaip pradėti po truputį prisijaukinti vis labiau ir labiau tą gausos energiją, atsiverti tai gausos energijai. Gausa tai apskritai yra viskas, ne tik pinigai. Tai tarkim, parašykit, pavyzdžiui, ar namuose vaikštot gražiai apsirengę, ar apsirengėt pačius prasčiausius suplyšusius rūbus. Parašykit tokį dalyką. Tai va, tai kad ir nuo tokių mažų dalykų galima pradėti, kaip tiesiog patrigerinti save, nes pamatysit, net tokie maži dalykai trigerina, kad namuose vaikščioti su gražiais rūbais ir koks jausmas, ir pratinti save prie to jausmo. Tai parašykit, kaip jūs ar namuose gražiai apsirengę vaikštat, ar pačius prasčiausius užsidedat, nes namuose. Kristina, ar mamos likimas gali kažkiek kartotis mano gyvenime, mano likime? Tai, Kristina, kartojasi dalykai tik tuo atveju, jeigu mes nenutraukiam tų pasikartojančių mechanizmų, tų pasikartojančių veikimo modelių. Tai faktas, kad kaip vaikai mes viską nukopijuojam iš tėvų. Mes matom, kaip jie elgiasi, kaip jie gyvena, mes perimam jų baimės, perimam jų ribojančius įsitikinimus ir dėl to, kad viskas yra sistemoje, tai čia ne dėl to, kad čia kažkokia karma ar čia dar kažkas gali kartotis, bet tik dėl to, kad vadinas, kad yra perimti tie ribojantis įsitikinimai ir gaunas, kad pagal tuos ribojančius įsitikinimus priiminėjat savo gyvenimo sprendimus. Arba tiesiog apskritai gyvenat iš tos energijos. Ir tada gaunasi, kad pritraukėt, atrodo, tos pačius įvykius, bet pritraukėt tos pačius įvykius tik dėl to,
kad gyvenat iš tos energijos ir yra tie ribojantis įsitikinimai. Tai su vidiniu darbu su savim, didinant savo sąmoningumą, plečiant savo sąmonę, tuos paleidinėjant visus ribojančius įsitikinimus, tai tada nebus taip, kad kartosis tas likimas, sakykime, toks, kaip buvo mamos. Nes tas mamos likimas buvo būtent dėl to, kokia jinai buvo ir kokius ribojančius įsitikinimus ir kokią energiją savyje nešiojosi. Ir faktas, kad mes tai perimam ir jeigu nesam sąmoningi ir su tuo nedirbam, tai taip tarsi tai kartojasi. Mano su šortais tik, happy, aš tai gražiais, ta prasme nesuplyšę ar purvini. Rytis apsirengiu, kas man patogu, namuose niekas nemato, kaip atrodo. Jurgita kiekvieną dieną pradedu rytą, gražiausiai apsirengusią. Reksona paprastai rengiuosi, kas papuola, the best švariai ir patogiai. Roma dabar visą laiką gražiai apsirengus vaikštau. Raja beveik be rūbų, Sandra gražiai apsirengus vaikštau, Renata su timbom arba chalatu, Jurgita puošniai apsirengusi, Neringa patogiai apsirengusi, bet kad nebūtų gėda atidaryti durų. Power mėgstu gražiai, net neturiu prastų. Asta su patogiais rūbais. Birutė tvarkingi rūbai, bet ne nauji. Maružėlė nesipuošiu, rengiuosi patogiai. Sandra, aš namuose vaikštau apsirengusi laisvai, bet tvarkingai pasitempusi. Patogiai, bet tuo pačiu gražiai. Violeta, taip esu madistė, man svarbu gražiai atrodyti, myliu grožį. Irgi vieną pastebiu įsitikinimą, kad liktai su gražiais rūbais nepatogu, bet tuo pačiu pabandykite atkreipti dėmesį, ar tikrai su gražiais rūbais nepatogu fiziškai, ar labiau nepatogu energetiškai, nes tarsi tai nėra įprasta. Kitas dalykas, tada įsigykit rūbų, su kuriais yra malonu, nes realiai visa gausa yra apie malonumą. Tai viską daryti gyvenime taip, kad būtų kuo maloniau. Tai jeigu tada pirkti gražius rūbus, tai nepirkit nepatogių rūbų, pirkit, kad būtų ir patogu, ir gražu. Čia tik toks mini dalykas galėtų būti kaip mini praktika. Tiesiog pabandyti patrigerinti tą jausmą tie, kurie linkia, nes žinau, kad ypač iš tų senesnių laikų, taip kaip mes buvom auginti, taigi visada būdavo grįžti namo, tai turi gražius rūbus nusirengti, pasidėti ir, žodžiu, apsirenki ten bet ką. Bet kaip, kas ten suplyšę, nesvarbu, nes namuose, nes atseit niekas nemato. Tai vėlgi tas požiūris, kad atseit mes puošiamės prieš kažką, tai irgi liktais einam į pasaulį, kad gaut kažkokį patvirtinimą, o prieš save nesvarbu. Žodžiu, galiu ten būti apsivėlęs bet koks ir yra nesvarbu. Tai čia irgi yra ir apie pagarbą savo, apie meilę savo. Tai sakau, čia labai tokie mini dalykai, bet jie irgi gali padėti šitoje kelionėje, tokie kaip mini triggeriai būti. Tai vat, pavyzdžiui, nežinau, jeigu kažkurio merginom patinka dažytis, tai pavyzdžiui, pasidažykit net ir kai žinot, kad niekur neisit, bet dėl savęs tiesiog. Vat, patrigerinti, pabūti su tuo jausmu, vat, kaip jaučiasi, nes gali jaustis nekomfortiškai ir nemaloniai. Arba, kaip sakau, apsirengti gražiais rūbais, nors gal irgi žinot, kad niekur neisit ir niekas neteis dėl savęs. Išmokti daryti dalykus dėl savęs ir su malonumu. Tai aš ir pati irgi dariau šitą praktiką ir netgi sąmoningai kažkurį kartą nusprendžiau, kad visus tuos kasdieninius rūbus, tos tokius, kur ten kažkur gal biškiau pasitrynęs, paplyšęs, ten, čia namuose tai bus gerai. Tai aš visus šitus rūbus arba išmečiau, arba išdalinau ir tiesiog specialiai sąmoningai pastačiau save į tokią poziciją, kad
kad neturėčiau pasirinkimo tik kaip rengtis rūbai, su kuriais man malonu, su kuriais aš gerai jaučiuosi, tai aš turiu omeny, kad tai nebūtinai turi būti vakarinė suknelė ar kostiumas ir namuose taip vaikščiot apsirengus, bet tiesiog su tais rūbais, su kuriais jaučiatės gražiai, su kuriais jaučiatės maloniai. Tai vien tokie maži dalykai, bet gali padėti ir malonumo lygį padidinti, ir savivertės lygį padidinti, nes puikiai žinot, kad pavyzdžiui, nežinau, prieš einant galbūt į kažkokias šventes, kai pasipuošėt, susitvarkot plaukus, merginos makiažą pasidarot, apsirengę, tai visiškai kitokia energija kūne būna. Tai va, o kodėl nebūti tokios energijos kiekvieną dieną, o kodėl nepraktikuoti tokios energijos kiekvieną dieną? Pat, žinokit, yra labai svarbu, tarkim, apie daiktų kaupimą. Ir apie tą gailėjimą išmesti ir taip toliau. Viskas yra energija, absoliučiai viskas yra energija. Mes esame energija, kiekvienas daiktas yra energija. Tai kaip aš visada kalbu, kaip ir emocijas kažkokias mes norim paleisti, mums nebetarnaujančias tam, kad atlaisvinti vietos ir kad galėtų ateiti geros emocijos, ką ir šiandien darėm per šitą praktiką. Tai lygiai taip pat su daiktais. Jeigu kaupiat daiktus ir laiko daiktus ir ypač jeigu dar pasąmoniai turit ten tą iš senų laikų čia juodai dienai, arba tai gal prireiks, o tai gal ten kažkas tai nutiks, tai žiūrėkit, jūs iš karto tada traktuojat visatai, kad jūs būsit trūkume. Tai bet jūs nenorit tokios energijos siūsti visatą, kad jūs esat trūkume ar kad būsit trūkume ar projektuoti į ateitį, kad oi gal man kažkas tai nutiks, kad man reikės. Tai jūs norit projektuoti, kad aš būsiu tokoj gausoj ir jeigu man reikės, aš nusipirksiu naują. Ar aš ten gausiu, ar man padovanos, ar pas mane ateis. Tai va, tai lygiai taip pat su tais visais daiktais padarykit generalinį valymą. Išdalinkit, atiduokit, pamatysit, kiek laisvumo atsiranda, kaip viskas palengvėja net pačiam kūne ir kaip gera ir kažkas galbūt iš tikrųjų tos daiktus panaudos. Simonas, man atrodo, rašė, kad turi net nuo paauglystės rūbų. Tai tas daiktas yra prikaupęs netgi tų visų situacijų ir visą tai, kas vyko paauglystėje. Ir tas visas bagažas tada keliauja su jumis, ta visa energija keliauja su jumis ir jums sunku dėl to judėti į priekį, nes ta visa energija jūs tempia žemyn, tai yra sunki energija. Tai vien tas fizinis daiktų paleidimas, jis labai gali daug ką atverti ir atlaisvinti vietos, ne tik fiziškai, bet emociškai ir energetiškai. Ir realiai aš atėjau pati iki tokio taško, tai gal kažkam atrodys ekstremaliai, bet viskas irgi iš intuicijos. Sakau, kadangi absoliučiai viskas yra energija ir pavyzdžiui, net jeigu mes kitą kartą, net apie rūbus kalbant, jeigu kokie yra iš vaikystės ar paauglystės rūbai ir pavyzdžiui, mes atsidarom spintą ir tą rūbą pamatom ir tas rūbas pasąmoningai, energetiškai sutrigerins tai, kas pavyzdžiui vyko tuo metu paauglystėje, kai mes tą rūbą turėjom. Tai sutrigerins kažkokius, net nežinau, prisiminimus, emocijas ir taip toliau. Tai va, ir mus laikys kaip inkaras pririšęs prie to dalyko. Tai aš asmeniškai atėjau iki tokio taško, kur aš sudeginau absoliučiai visas nuotraukas, kurias turėjau iš vaikystės, iš paauglystės, iš mokyklos, tas visas vinjetės ir taip toliau. Aš viską sudeginau. Ir buvo taip gera, bet aišku, tai irgi ėjo palaipsniui, nes ten viskas prasidėjo nuo to, kad tiesiog, kaip sakau, pastačiau save į poziciją, kad išdalinti rūbus, kurie yra naminiai rūbai ir kad nebeturėti naminių rūbų ir turėti tik tuos rūbus, su kuriais aš jaučiuosi gerai ir su kuriais yra man malonu. Paskui daiktai irgi tam tikri, tai irgi ten per laiką, ten metų tarpsnis buvo ir pats jau paskutinis mano žingsnis buvo, tai čia prieš išvykstant į kelionę po Europą, kai jau aš ten visai viską dalinau lauk, nes norėjau pasilikti tik 2 lagaminus daiktų, tai aš sudeginau visas nuotraukas. Nes tai irgi yra energija. Ir kiekvieną kartą mes net žiūrėdami tuos senus iš praeities dalykus, mes grįžtame ten.
mes grįžtam ir mes tarsi laikom prisirišimą. Tai aš nesakau, kad dabar turite eiti ir visi sudeginti savo nuotraukas, ne. Tai yra mano kelias, mano kelionė, tai yra taip, kaip man liepia intuicija padaryti, bet tik tiesiog sakau, kad viskas yra energija ir visi daiktai yra energija ir jeigu esam prikaupę tos energijos, jinai mus stabdo ir laiko nuo ateities ir nuo naujos švarios energijos. Turiu daug žaislų vaiko. Tai jeigu vaikas jau suaugęs ir tų žaislų tikrai nebereikia, tai arba galit to vaiko tada paklausti, arba jam atiduoti, jeigu vaikas suaugęs, bet jeigu vaikas nesuaugęs, tai man dabar irgi priminėt vieną dalyką, tiesiog į tą temą pasidalinsiu tuo pačiu, kad jeigu vaikas nesuaugęs ir tai yra vaiko žaislai, nepasielkit savavališkai ir tiesiog nepadarykit taip, kad paimat ir išmetat to žaislus be vaiko atsiklausimo. Net jeigu vaikas, sakykime, nežinau, paauglys ten kokie 11 metų ar 12 metų, būtinai atsiklauskit vaiko, ar galima atiduoti, ar galima išmesti ir taip toliau, nes kitu atveju galit padaryti labai didžiulę traumą, nes ne mum yra spręsti, kada vaikui laikas nustoti žaisti su kažkokiais žaislais ar juos paleisti. Būna visko būna, bet atsisveikinau su daug rūbų, kur kažkada liekna buvau ir galvojau, kad sukūsiu, paleidau. Tai vat, kita tada vėlgi išplaukė tema apie svorį, apie meilę savo, apie meilę savo kūnui. Tai žinau, kad čia ne vienos moters yra savybė, bruožas laikyti kažkokius, ačiū Pakalnute, laikyti kažkokius tai rūbus, kur, oi, buvau liekna graži, tai va gal dar kažkada grįšiu į tą savo seną versiją, žodžiu, sukūsiu. Tai ačiū Power, tai irgi tokiu būdu, ačiū Roma, ačiū Sandra, irgi tokiu būdu siunčiam signalą savo kūnui, visatai, kad mes savęs nemylim taip, kaip esam ir apskritai reikėtų paleisti šitą dalyką, tą norą sugrįžti, kaip buvau. Mes niekada nebebūsim tokiais, kokiais buvom. Net ir esmė yra tame, kad net jeigu, tarkim, pasieksit tą patį svorį, kokio svorio buvot ten kažkada, prieš metus, prieš 2 metus, vis tiek jūsų kūnas nebebus tokio pat sudėjimo ir nebebus tokios pačios struktūros, nes mes nuolat keičiamės, mes esam energija, mes esam besiplečianti sąmonė, tai net mūsų visa fiziologija keičiasi, tai irgi gaunasi, kad toks savęs laikymas prie praeities, nepriėmimas savęs, kaip kokia aš esu, kaip esu, ačiū Violeta, ir žodžiu, nemailės savo rodymas tokiu būdu. Ir tas, kad statymas savęs į tokią poziciją, kad vat, gal aš ten, nežinau, neverta gražių rūbų, kol aš nesukūsiu. Žinau, kad čia irgi pas daugelį moterų gali būti, ar buvo toks bruožas, sakykime. Kad neverta gražiai rengtis, va, nepirksiu naujų rūbų, nes laukiu, kol sukūsiu ir kol ten tada galėsiu nusipirkti ar ten į savo tos buvusius rūbus įlysti. Tai va, turim mylėti save taip, kaip esam čia ir dabar, nes esam nuostabus, esam unikalūs, esam nepakartojami ir nepakeičiami. Ir tokio kaip jūs šioj žemėj antro nėra. Bet pas mano mamą ir močiutė yra senų mano rūbų, ar jie įtakoja kažką gal surinkti ir išmesti. Aš asmeniškai iš visur viską surinkau, nes vis tiek, pavyzdžiui, jeigu lankot mamą ar močiutę ir vėlgi ten yra tie daiktai ir apskritai kam kaupti. Gaunasi, kad, sakau, kad siunčiat kažkokią trūkumo energiją, kad liktai kažko pritruks, neužteks. Tai čia vėlgi eina iš to seno modelio, kur paskui perėmėm tą modelį ir darėm po defaultu. Tai, kad tais tarybiniais laikais gal kai iš tikrųjų trūkdavo dalykų ir tada ten visi viską kaupdavo ir mes perėmėm tiesiog šitą modelį. Tai kam kaupti? Jūs esat gausa, jūsų energija yra gausa, visko visada bus, visko visada užteks, visko visada duos. Violeta, aš atidaviau į daržą, bet nieko nesakiau sūnui. Supraskit tai, kad tie žaislai ir tie vaiko daiktai jam yra kitą kartą kaip saugumo uostas.
Tai kai buvo ir man tose chaotiškose aplinkybėse, buvo tam tikri žaislai, kurie man buvo kaip saugumo uostas tose chaotiškose aplinkybėse ir prisirišimas prie tų žaislų ar tų daiktų man kažkokį saugumą suteikdavo kaip vaikui. Tai tai žinokit, kad tie daiktai ar tie žaislai vaiko pasaulyje jam gali labai daug saugumo duoti. Todėl netimkit šito dalyko ir būtinai atsiklauskit ir sakau, nesvarbu, kiek vaikui metų, net jeigu jūs jau sugalvojot, kad jau gal turėtų nustoti žaisti. Nėra tokio dalyko. Netimkim iš vaikų vaikystės ir vaikai patys nuspręs, kada jiem nustoti su kuo žaisti. Tai čia irgi gali būti, kad gali kilti, pavyzdžiui, iš tėvų baimių, kad čia dar, nežinau, žaidžia su tuo ir su tuo, nors jau turėtų būti labiau suaugęs ar kažkas tai tokio. Dar kitas klausimėlis. Ar dar yra pas jūs taip namie šeimoj, kad kiekvieną dieną valgot iš kasdieninių indų, o kai ateina svečiai, valgot iš išeiginių indų. Tai irgi pasidalinkit, ar yra dar toks dalykas, ar nėra. Pas jūs namuose, pas jūs šeimoj. Linoks taip, Simonas nėra. Happy nėra taip, Violeta nėra, Neringa yra. Prisiduokit, žodžiu, prisipažinkit. Sandra jau nebėra to, Power ne, Rima yra, Kristina kasdieniai, Birutė nėra, Jolita tikrai yra, Aksona yra. Tai šiaip matau, kad pas didžiąją daugumą jau nebėra šito dalyko, bet pas kai kuriuos vis dar yra, gal sakykim 50-50. Tai irgi nedidelis pakeitimas galėtų būti namuose, kad valgyti tik iš pačių gražiausių indų. Kiekvieną kartą. Apskritai, kaip sakau, tai čia ne tik galima treniruotis atsiverinėti gausiai su šitais nedideliais pakeitimais savo eigoje, tuo pačiu, pavyzdžiui, kiekvieną rytą atsikėlę, kad ir su rūbais. Tai ne tik, kad gražiai apsirenkit, bet intuiciškai pabandykit pajausti, o kaip norėtumėt šiandien apsirengti. Ir net jeigu logiškai tai atrodys nelogiška ar kažkaip nepraktiška, kad neklausyti to balso, o klausyti intuicijos. Ir lygiai taip pat su indais, nes apskritai tiek ir indo spalva gali įtakoti, tai pavyzdžiui, galit net paaktyvinti čakras su rūbais, su indais, galit paaktyvinti savo čakras, toms, kurioms gal reikia tą akimirką daugiau aktyvacijos. Tai pavyzdžiui, ten širdies čakrai galit valgyti iš žalių indų, ar daugiau žalio maisto, ar rengti žaliais rūbais. Tai tai ir šitą galima atkreipti dėmesį ir irgi pajausti kaip norisi. Bet irgi toks mažas pakeitimas ir pažiūrėkit, kaip ten jūs viduj patrigerins, jeigu pradėsit sau leisti kiekvieną dieną valgyti iš pačių gražiausių indų. Tai vėlgi, kad nebesiųsti tos trūkumo žinutės į visatą, kad kažko pritruks, ar čia tik tai išeiginiam progom, nes kiekvieną dieną, vien dėl to, kad nubudom, šiandien gyvi čia, dar šitoj žemėje ir galim patirti, tai yra milžiniška proga. Kiekviena diena yra nauja proga, kiekviena diena yra nauja gimtis. Tai kodėl to nešvęsti? Tai čia sakau, tokie mini dalykai, aišku, vis tiek esmė yra vidinis darbas su savo emocijom, su savo žaizdom, su savo ribojančiais įsitikinimais, bet šiti mini pakeitimai gali patrigerinti kažkokias emocijas ir tada pabandyti priprasti prie to naujo mąstymo ir gyvenimo modelio, iš gausos, o nebe iš trūkumo. Net vandenį gerti irgi gal nepulkit griebti bet kurį pasitaikiusi puodelį, o gal į kokią vyno taurę vandenį įsipilkit ir iš vyno taurės vandenį gerkit. Tokie maži dalykai, bet, sakau, jie gali labai patrigerinti viduj gerą linkme. Ir visa tai yra gausa, visa tai yra malonumas. Ir kuo daugiau malonumo, tuo daugiau gausos ateina į gyvenimą. Prisiminkit, kad
jeigu jūs būsit laimingi ir jeigu jūs spinduliuosit tą energiją į išorę, tai jau automatiškai jūs labai stipriai aplinkai padėsit ir labai daug duosit aplinkai, vien būdami laimingi. Nes iš tuščio puodelio, ką mes dalinam iš trūkumo, tai kitą kartą būna ir toksiška, ir nenaudinga. Ir turit pirmą užpildyti savo puodelį. Ir tas puodelis turi tekėti per kraštus. Ir tik tai, kas teka per kraštus, gali duoti kitiems. Dabar pažiūrėkit, net pavyzdžiui su dovanom, bet apie ką aš kalbu, kad jeigu dalinam iš trūkumo. Irgi galbūt iš tų senesnių laikų, gal pas kažką dar yra likęs, gal pas kažką jau nebe. Toks dalykas, kad, nežinau, net ir kokios kalėdos. Nors aš šitų švenčių asmeniškai nebešvenčiu, bet ir dovanoti dovanas. Ir pavyzdžiui, galbūt tuo laikotarpiu, visada dažniausiai tas šventinis laikotarpis visiems būna sudėtingas, už tai, kad daug išlaidų ir apskritai žiema, tai jau daug išlaidų, nes žiema ir už viską daugiau išlaidų, šildymai ir taip toliau. Ir tada puola kažkas, pavyzdžiui, iš paskutinių pirkti ten kažkokias tai dovanas ir ten, žodžiu, ar kitą kartą ir brangias dovanas, bet ką turiu omeny, kad jeigu, įsivaizduokit, perkam iš trūkumo ir dovanojam iš trūkumo, tai su kokia energija mes dovanojam tam žmogui. Tai ne tik, kad save nusiskriaudžiam, bet realiai nuskriaudžiam ir tą kitą žmogų, jam dovanodami, net jeigu padovanojot jam jo kažkokį svajonių daiktą, kodėl nuskriaudžiat ir jį, nes energetiškai mes vienas kitą visada jaučiam, mes viską jaučiam. Tai mes žodžiais galim nepasakyti, užsidėti kaukę, veido išraišką neparodyti, bet energetiškai mes jausim. Tai jeigu dovanojam iš trūkumo, kitas žmogus energetiškai pajaus ir jūs jam uždėsit milžinišką atsakomybę. Energetiškai. Jisai pajaus, kad yra dovanota iš trūkumo. Net jeigu tai bus tas daiktas, kurio jisai norėjo. Tai tai net tokiais atvejais, sakau, čia detalės, bet kuo sąmoningesniam darytis apie visą tą aplinką, apie kiekvieną tą detalę. Kodėl aš tai darau, iš kokio jausmo aš tai darau, iš kokio jausmo aš einu į gyvenimą, iš kokio jausmo aš perku, iš kokio jausmo einu į kitą žmogų, iš kokio jausmo valgau. Tai šitie visi maži dalykai tada susideda į didelį piešinį. Ir dėl to paskui jaučiamės blogai. Violeta, nešvenčiu ir aš, bet tėvai, kaip jie to nesupranta, jei nedovanosi, mane irgi vargina. Tai čia vėlgi tada grįžkim prie ribų brėžimo, grįžkim prie pagarbos savo, prie meilės savo ir kaip sakiau, kitą kartą, pakalnutė pritariu, ačiū, prašau. Kitą kartą net ir tiem patiem artimiausiam, kad ir kaip sunku, bet tenka nubrėžti ribas. Esat suaugę žmonės, galite rinktis, kaip norit gyventi savo gyvenimą. Jūs neprivalot, jūs niekam nieko neskolingi, jūs nieko neprivalot. Nieko neprivalot daryti, jeigu tai jums sukelia blogus jausmus. Jeigu tai jums sukelia blogas emocijas. Jeigu tai neatitinka jūsų moralės normų, tai nieko neprivalo daryti. Ir čia irgi yra kelionė į tą ribų nubrėžimą ir ypač sakau, jeigu tai yra šeimos nariai, jeigu tai yra tėvai, jeigu tai yra giminės, jeigu tai yra broliai seserys, jau ne kartą kalbėjau, kad dažnai visi tie žmonės tiesiog būna iškelti aukščiau visko. Ir kad, žodžiu, kad jie gali su mumis elgtis bet kaip, bet, žodžiu, vis tiek mes kažkodėl juos turim garbinti ir mylėti. Tai ne, tai yra netiesa. Turim mylėti save. Pirmoji vietoje turim mylėti save, nes, sakau, tada neturėsim ką duoti pasauliui. Eisim iš trūkumo ir skleisim trūkumą, ir kursim kančią, tada ir kursim baimę, ir kursim nepasitikėjimą. O norim kurti iš malonumo, norim pritraukti gausą. Tai dėl to tai yra labai svarbu. Sakau, taip, šitas kelias nėra lengvas, nes ir daug atmetimo, daug atstumimo ateina iš tų žmonių ir sudėtinga, kai tai ateina iš pačių artimiausių. Tai va, Roma, Rūta, kai tik nubrėžiau ribas, visi išsižiojo ir labai pyko.
Taip, nes kaip sakau, kad labiausiai bus sutrigerinti tie žmonės, kurie patys nenori keistis, tai jie nenorės, kad ir jūs keistumėtės ir kad jūs augtumėt, jie nenorės, kad jūs aukščiau negu jie pasidarytumėt, kad jūs geriau gyventumėt negu jie. Tai va, nes jiem yra baisu keistis, jie yra įsikibę į tos savo senus modelius, laikosi to savo senų modelių, nes, kaip sakau, nervų sistemai, tai, kas yra žinoma, yra saugu, nesvarbu, kad tai yra destruktiška. Tai va, o tas pokytis visada trigerina, kaip sakau, šviesa trigerina tamsą, dar labiau išryškina tą skirtumą tarp tų dviejų pusių. Ir dar dažnai tie žmonės, kurie iš jūsų sužalotos versijos turėjo naudą, irgi nenorės, kad jūs pasikeistumėte. Tai pavyzdžiui, jeigu turėjot prisitaikėliškumo žaizdą, kur viską daro dėl kitų, tai aišku, kad kitiem labai naudinga, kad jūs save paminat ir viską dėl kitų darot. Ir jeigu staiga nubrėšit ribą ir, pavyzdžiui, pasakysit, ne, negaliu, arba ne, nenoriu, tai aišku, kad tie žmonės liks išsižioja, kad kaip tu čia gali ir kaip čia tas ir anas. Nors realiai jūs nieko blogo nepadarėt, sakau, esat suaugę žmonės ir jūs gyvenat savo gyvenimą, tik jūs geriausiai žinot, kaip savo gyvenimą gyventi ir niekas jums nieko negali paaiškinti ar padaryti, nes tai yra jūsų gyvenimas, tai yra jūsų laimė, mes vieni už kitus gyvenimų nenugyvensim, tai turim gyventi savo gyvenimą. Rima, jeigu tėvams, kurie atidavė šiltus jausmus, bus skaudu. Bet tai dabar žiūrėkit, tėvų jausmai yra jų reikalas, jūsų jausmai yra jūsų reikalas. Tai tėvai irgi yra suaugę žmonės, žinot, kaip dažnai nutinka, dėl to, kad daug kas užaugom su emociškai nesubrendusiais tėvais, tai daug kas perėmėt poziciją tėvų. Vaikai perėmė tėvų poziciją ir pradėjo būti tėvais tėvams. Tai čia nėra tinkama pozicija. Čia nėra tinkama pozicija. Taip neturi būti. Supraskit, kad jūsų tėvai, kad ir kokie jie yra, tai yra jų reikalas. Jie yra suaugę žmonės, kaip ir jūs esat suaugę žmonės. Jum jų nereikia gelbėti, jum jų nereikia auklėti, jum nereikia jais emociškai pasirūpinti, nes visi esam suaugę žmonės ir turim patys savimi emociškai pasirūpinti. Ir ypač vaikai neturėtų tėvais emociškai rūpintis, nes čia iš vis yra sumaišytos rolės ir sumaišytos energijos ir dėl to ir nutinka tiek daug žaizdų, tiek daug traumų ir dėl to paskui būna sunku gyvenime ir nebesupranti kas kur kaip ir nebegali savo gyvenimo gyventi. Tai jų emocijos yra jų emocijos, jeigu jie nusimins, tai yra jų reikalas, bet jūsų gyvenimas yra jūsų gyvenimas. Roma, aplamai liko keli tik žmonės. Ir kitas dalykas, kad gerai, jeigu liko tik tai keli žmonės. Ir gerai, jeigu tie keli žmonės yra tikrai artimi, nes irgi manau, kad daug kas galbūt nepagalvojat niekada apie šitą dalyką, bet kuris santykis yra investicija ir darbas. Bet kadangi, sakykime, kol dar nebuvom atėję į šitą sąmoningumo kelią, kol dar nebuvom pradėję suprasti savo emocijų, suprasti save, suprasti savo vidaus intuicijos ir apskritai visatos energijų, kaip viskas veikia, tai, sakykime, labiau gyvenom paviršiuje. Tai tas praėjęs laikmetis iki vandenio eros. Labiau gyvenom paviršiuje ir realiai net santykiai, kuriuos turėjom, jie buvo paviršiniai. Ką reiškia, kad tada galbūt nereikia investuoti tiek daug energijos į santykius, nes jie paviršiniai, nes niekas ten giliai nesikapstė ir giliai nėjo ir niekas ten kažkokio tokio labai gilaus ryšio neturėjo. Ačiū, Beta. Ačiū. Tai va, tai normalu, kad tada atrodė, oi, ten aš turėjau didelę draugų grupę, o dabar turiu tik tai keletą draugų, bet tai ta didelė draugų grupė, jinai nei iš toli neprilygo, ką dabar turit tuos kelis draugus, kur turit tikrai tikrus gilius santykius. Ir realiai, supratus visą šitą dalyką, ačiū Beta labai už rožytes, supratus visą šitą dalyką ir supratus, kad kiekvienas santykis yra brangus, kiekvienas santykis yra investicija, tai net neaprėptume turėti daug gilių draugysčių. Tiesiog fiziškai nepajėgtume. Tai jeigu turit, nežinau, ten antrą pusę ir dar plus vieną, max 2 draugus, tai
jeigu tikrai kuriat gilų gražų tikrą santykį, tai va. Simonas, atsiribojau nuo tėvų, bandžiau auklėti juos vesti į doros gyvenimo kelią, bet veltui. Tai nedarykit šitos klaidos. Nevaidinkim dievų, nevaidinkim mokytojų ir ypač savo tėvam. Jie yra suaugę žmonės, jie gyvena savo gyvenimą, jie priiminėja savo sprendimus. Tai čia abipusiškai, čia kitą kartą aš suprantu, kad daug kas praeina šitą etapą, ypač kai tik pradedame eiti į sąmoningumo kelią, tai aš irgi neišimtis, aš irgi šitą etapą praėjau, kur tik kai ten pradedam gauti tą visą informaciją ir pamatom, kaip čia gerai, dabar reikia eiti visiems pasakyti ir visus pamokyti ir visus į tą doros kelią atvesti ir tas noras tikrai būna nuoširdus, atrodo. Bet iš tikrųjų tai iš kitos pusės tai gaunasi toksinis elgesys, nes mes bandom kažką kitą pakeisti, mes bandom kažką priversti gyventi gyvenimą pagal mūsų taisyklės, net jeigu mums ir atrodo, kad tos taisyklės yra teisingos. Tai tiesiog priimti kiekvieną taip, kaip jisai renkasi gyventi, tuo pačiu, jeigu mūsų tie požiūriai ar moralės normos su tuo žmogum nesutampa ir nesvarbu, ar tai yra tėvai, ar tai yra broliai seserys, ar tai yra giminės, ar tai yra buvę geriausi draugai, bet jeigu mes atėjome į tokį tašką, kad nebesutampa mūsų požiūrio kampai, nebesutampa mūsų kryptis, nebesutampa mūsų energija, mes turime mokėti ir paleisti arba nubrėžti ribą. Ir palikti tos žmonės ramybėje, jie eina savo kelionę, jie mokosi savo pamokas. Kodėl kiti žmonės kišasi į mano gyvenimą, mokymo, aš nelinkusi kištis į kitų gyvenimą. Tai tie žmonės, sakykime, kurie nelabai apskritai irgi galbūt domisi sąmoningumu ir taip toliau, ar iš tos senesnės kartos, kaip mūsų tėvai ir taip toliau, tai apskritai toks įprotis yra kištis, reguliuoti ir kontroliuoti, nes apskritai yra labai daug kontrolės, yra kontrolės žaizda. Ir sakau, yra baimė, kad kažkas aplinkoj pasikeis. Tai gaunasi, kad jų aplinkos dalis ir jūs esat. Tai jie irgi bijo, kad ta aplinkos dalis pasikeis, nes jie nenori, kad niekas keistusi, nes pokytis yra nesaugu, nes pokytis yra nežinomybė. Gali būti ir iš pavydo, Violeta. Gali būti ir iš pavydo, bet pavydas irgi kyla iš žaizdos. Kyla iš trūkumo, kyla iš baimės, kad jeigu kažkas kažką turės, kad man nebeliks. Apskritai, kaip daugelis žmonių, pavyzdžiui, suvokia gausą ar pinigus, ar kažkokius gerus dalykus, tai įsivaizduoja, kad yra tortas ir kad jeigu kažkas to torto gabaliuką paėmė, tai kažkam nebeliks to torto gabaliuko. O iš tikrųjų gausa nėra tortas, gausa yra begalybė, visata yra gausa, mes esam gausa, mūsų energija yra gausa. Ir taip nėra, kad jeigu kažkas kažką turi, kad kažkam kažko neliks, nes visatoje yra neriboti resursai. Gerai, tai padarykim mini skaitimą zodiako ženklam. Gerai, tai dabar darysiu ugnies ženklam. Avinas, liūtas, šaulys. Parašykit, kas esat avinas, liūtas, šaulys. Irgi bus susijęs su gausa ir pinigais. Parašykit, kas esat avinas, liūtas, šaulys. Tai ugnies ženklam, avinas, liūtas, šaulys ir klausimas visatai, kaip dar labiau atsiverti gausai. Visatą angelai sargai, prašau parodykit, kaip šiem ugnies ženklam, avinai, šauliui, atsiverti gausai. Ugnies ženklam, kaip dar labiau atsiverti gausai. Išlipkite iš savo komforto zonos. Naujas romantinis ciklas ir jūsų svajonėms reikia praktiško plano.
Tai jums jaučiu atsiverti gausai, kad dar labiau atsiverti gausai, turit dar labiau eiti į gyvenimą per širdį, per meilę. Per meilę sau ir per meilę kitiems. Nebijoti dalintis. Nebijoti emocijų, kas yra susiję, kas yra būtent susiję su meilės jausmu. Nebijoti būti pažeidžiamiems. Esminė žinutė. Kad dar labiau atsiverti gausai, ugnies ženklams, jūs turite dar labiau išdrįsti, parodyti aplinkai, pasauliui savo pažeidžiamumą, savo unikalumą, savo minkštumą ir švelnumą. Nebijoti parodyti pasauliui savo pažeidžiamumą. Pagrindinė žinutė. Nes jaučiu, kad ugnies ženklai tokie truputį linkę, jūs būnat emociškai užsidaryti ar emociškai atsiriboti, kad iš esmės jūsų būtis yra aistringa ir ugninga, bet emociškai linkę atsiriboti ir ypač bijot parodyti savo pažeidžiamumą pasauliui. Tai va, išdrįsti parodyti savo pažeidžiamumą, savo jautrią pusę. Va, per čia bus jūsų raktas į gausą. Gerai, toliau. Vandens ženklai. Skorpionas, žuvis, vėžys. Parašykit, kas esat vandens ženklai. Skorpionas, žuvis ir vėžys. Gerai, jums trumpa žinutė. Kaip dar labiau atsiverti gausai. Visat angelai sargai, prašau parodykit, kaip vandens ženklams, skorpionams, vėžiai, žuviai dar labiau atsiverti gausai. Tai gausa, žinokit, visom prasmėm, tai čia ne tik finansai. Čia ir meilės gausa, ir laimės gausa, ir sveikatos gausa, ir sėkmės gausa. Nieko neįvyks iš šios situacijos. Pažvelkite į didesnį piešinį ir vėl ta pati korta krenta, kad jūsų svajonėms reikalingas praktiškas planas. Jaučiu, kad vandens ženklai esat dabar tokioje būsenoje, kur labai viską permastot iš proto. Ir visata siunčia žinutę, kad turit nuo visko atsitraukti. Labai daug dėmesio skiriat į detalės ir į perfekcionizmą. Ir gaunasi, kad su tuo perfekcionizmu ir kreipimu dėmesio į detalės labai save stabdot. Ir dabar yra momentas, kai realiai turi žengti žingsnį, tą netobulą žingsnį. Ir tai bus jūsų raktas į gausą. Turit leisti savo žengti tobulą žingsnį iki galo dar visko nežinodami. Ir suprasti, kad visa tai, kas vyksta, yra didesnio piešinio dalis. Ir tai bus jūsų raktas į sėkmę. Nuimti perfekcionizmą, nuimti kontrolę ir žengti žingsnį. Leisti savo žengti žingsnį. Prašau. Ok. Gerai, oro ženklai. Ačiū, Sandra. Oro ženklai, vandenis, svarstyklės, dvyniai. Parašykit, kas esat vandenis, svarstyklės, dvyniai. Tai pasižiūrėkim, kaip dar labiau atsiverti gausai oro ženklam, vandenis, svarstyklės, dvyniai. Visat angelai sargai, prašau parodykit, kaip dar labiau atsiverti gausai oro ženklam. Jūs ir jūsų mylimieji esate saugus
Ir jaunatis Vėžy. Niekas dar nėra nulemta. Subalansuokite dvasingumą ir praktiškumą. Jaučiu, kad oro ženklai esate tokiam truputį skubėjime. Skubėjime ir irgi su buities darbais, tiesiog su darbais šiek tiek bėgat nuo savo emocinės dalies. Esat tam vadinamam hustling mentalitete, tokiam darbiniam. O kaip tik visata siunčia tokią žinutę, kad turėtumėt dabar skirti daugiau laiko pasirūpinti savim. Tai pasirūpinti savo kūnu, pasirūpinti savo poilsiu, pasirūpinti savo emocinę dalim ir sulėtėti. Jums labai svarbu yra sulėtėti. Ir irgi paleisti kontrolę, nesistengti atsistoti į tokią poziciją, kur jaučiatės, kad viską turit padaryti patys. Tai sakau, jaučiu, kad esate tokiam labai darbiniam režime, kaip arkliukai, o kaip tik jums reikia atsitraukti ir pasirūpinti savim, pasirūpinti savo gerovę, duoti savo malonumo. Jums malonumas šio laikotarpiu yra jūsų raktas į sėkmę ir pasitikėti tuo, kad kai jūs būsit malonume, tai gausa pati pas jūs ateis, kad jums nereikia jos vaikytis. Ok, tai toliau žemės ženklai. Parašykit, kas esat jautis, mergelė, ožiaragis. Kaip dar labiau atsiverti gausai žemės ženklam, tai yra jaučiui, mergeliai arba ožiaragiui. Visat angelai sargai, prašau parodykit, kaip dar labiau atsiverti gausai žemės ženklam. Jūs esate pakankami. Čia toks gal kiek tradicinis žemės ženklų bruožas susijęs su saviverte. Įneškite meilės į situaciją. Labai daug kortų atsivertė. Dar vienos kortos reikia. Yra. Gerai, dar 2 kortos atsivertė. Žemės ženklam labai daug kortų nori verstis. Patikėkite neįmanomu. Ir pamedituokite ir apmastykite. Tai žemės ženklai. Jūsų raktas į gausą ir kaip dar labiau atsiverti gausą yra tiesiogiai susijęs su jūsų saviverte. Tai šiuo metu kažkodėl labai savimi dvejojat ir abejojat ir nesijaučiat verti. Nesijaučiat verti savo svajonių, tai irgi reikėtų atsisukti į save, papraktikuoti meilę savo dar labiau ir taip pat su emocinė pusė savo labiau leisti savo susijungti. Yra emocijos, nuo kurių šiuo metu bėgat. Daugiausia tos emocijos susiję, sakau, su saviverte. Labai jūsų savivertė trigerinama šiuo metu. Tai žinokit, kad visata siunčia žinutę, kad esat pakankami. Turit prisiminti, kad esat pakankami ir esat verti vien dėl to, kad esat. Daugiau meilės savo ir aplinkai. Ir irgi daugiau atsitraukimo nuo materialaus pasaulio į savo vidinį pasaulį. Ir patikėkit, kad tie dalykai, kurių trokštat, tie dideli dalykai, galbūt jau pradėjot judėti tą linkme, link tos savo vizijos, ar planuojat žengti žingsnį ir dėl to buvo sutrigerinta ta savivertė,
Tai patikėkit, kad tiem dalykam yra lemta išsipildyti. Ir gerai, kad tas trigeris kyla, nes dabar galit jį išjausti. Apie savivertę. Savivertė. Padirbėti su saviverte, duodant daugiau meilės savo ir daugiau savo kredito už tai, kiek jau padarėt ir kokį kelią nuėjot ir kur esat. Tai gerai, kaip visada, mėlyjeji, aš jums linkiu 0101, yes, nauja pradžia, nusinulinam. Kaip visada linkiu gražaus, gilaus, gydančio, ramaus miego ir žinokit, kad viskas jūsų gyvenime vyksta dievišku laiku, dieviškom aplinkybėm, dievišku keliu esat vedami. Ir viskas jums susidėlios pačiu geriausiu, gražiausiu, nuostabiausiu, maloniausiu, gausiausiu, sėkmingiausiu, švelniausiu keliu ir būdu.